neįsirenki kokią reklamą norėtum turėti ant automobilio, štai pažiūrėk. Davai išrinkam patį gražiausią šios dienos lipduką. Ir kuris tau labiausiai, pažiūrėk, taip, kuris tau labiausiai patinka. Galbūt šitas? Man tai... Kuris, Augustė, tau? Man tai šitas patinka, iš tikrųjų, man tas patinka. Man tai Šitas, ne? O, matai, Augustai, šitas. Šitas yra lipdukas padarytas iš logotipo. Gerai. Tas patinka, tas patinka, tas patinka. Gerai, viską supratom. Tas Ačiū tau. Tas patinka, tas patinka. Tai va, šitas lipdukas yra pagamintas iš žmogaus logotipo. Tai jo iš logotipo iškirpau ir padariau į baidarę įdėjau. Čia yra su jai logotipas sukurtas, galite ir patys. Šiaip šitą man ir atsiuntė klientai, bet dar truputį apdirbo, apgražinau. Toliau pagalba kelyje yra vektorius sukurtas rankomis, šitas su raidėm. Tai toks gali būti variantas, o čia yra toksai dvigubas variantas, raidė su mano ir šitas visas yra padarytas su AI, gali būti animuotas, gali būti paprastas. Čia yra be logotipo žmogus, tai tiesiog sukūriau, kad iliustracija būtų. Ir čia yra į Vokietiją šitie va, toksai ant galo autobuso, visai nieko toksai, aš galvoju, jie reklamuoja štai šitas, nuomoja šitas trailerius. Tai va, jeigu kažko jums reikės, jūs rašot man, mes sukursim jums ir siūsim maketus to, ko jums patinka. Tai nepaleidžiam jūsų liūdnų, kaip sakant, paleidžiam visada su šypsena.